1990 metais, kovo 11 dieną, Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę. Ji buvo pirmoji Sovietų Sąjungos respublika tai bandanti padaryti. Bet Maskva, aišku, nenorėjo to priimti. Tai prasidėjo visokios ekonominės blokados ir politiniai veiksmai. Bet matanti, kad tai nepavyksta, jie nusprendė 1991 metais sausio mėnesį mus stabdyti jėga. metų sausis. Lietuva vos prieš metus atkūrusi savo nepriklausomybę, tačiau stovėjo ant išlikimų slenksčio. Nors pasaulis dar nebuvo pripažinęs jos laisvės, lietuviai jau gyveno ją kiekvienoje dienoje. Bet tų metų sausio įvykiai vos nevirto didžiausia tragedija per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją. Sausio 8-9 dienomis Vilniuje pasirodė Sovietų Sąjungos specialiosios pajėgos OMON. Jie užėmė spaudos rūmus, atakavo kitus strateginius objektus, bet sausio 12 dieną situacija pasiekė savo aukščiausią kulminacijos tašką. Prie televizijos bokšto susirinko tūkstančiai žmonių ir siekė jį apginti nuo galimo puolimo. Sausio 13 naktį apie 2 valandą ryto sovietų armija pradėjo puolimą. Tankai apsupo televizijos bokštą, kariuomenė šaudė į orą, bet taip pat ir į žmones. Žuvo 14 civilių žmonių, šimtai buvo sužeisti. Nepaisant to, nei aukščiausioji taryba, nei visuomenė nepasidavė. Aukščiausioji taryba toliau dirbo, gynė nepriklausomybę. Žmonės Lietuvoje parodė, kad jų ryžto niekas nestabdys. Nors ir mūsų dar oficialiai niekas nepripažino. Bet tą dieną mes savo nepriklausomybę apgynėme. Sausio 13 tapo simbolinė laisvės kaina. Vėliau tą pačią dieną visoje Lietuvoje vyko pilietinis streikas. Žmonės stabdė darbą, reiškia solidarumą. Šiandien ši diena žinoma kaip laisvės gynėjų diena. Ji skirta atminti visus, kurie stovėjo ginti mūsų valstybę su daina, su viltimi, be ginklų.